Sveiki, aš esu Viltė, Kana mamai kūrėja. Sveikinu visus su tolerancijos diena. Šiuo metu mes išėjome pasivaikščioti sveikatingumo trasa, kuri yra Druskininkuose. Nuostabi giria, palei Nemuno vingį. Sveikatingumo trasa yra Kana mama tikslas. Tolerancijos dienos proga norėčiau priminti apie kanapės svarbą mūsų gyvenime. Kanapė yra mūsų būties elementas, kanapė yra maistas, vaistas. Todėl mes turime gyventi darnoje su šiuo augalu. Taigi, linkiu visiems sveikatos, tolerancijos ir darnos.